paklausti, su rūporu galima aikštėje kalbėti? Ne. A kodėl? O yra parašyta kur nors, kad uždraus? Yra parašyta. O kur? Viešai tvarka. O tai kur parašyta? Nu, aš pirmą kartą girdžiu tokius atsakymus. Aš prie Jonavos policijos komisariato, kai viršininkas netlikinėja savo pareigų, būtent nedirbo su kontrabanda, reikėjo, tai tik tai gavau už tai, kad distancijos nesilaikiau, bet dėl to, kad su mikrofoną reikėjo, niekas nieko nesakė. Aš noriu pasakyti prezidentį, kad Deimantė Kedytė yra nužudyta, supranti, nes niekas kol kas nieko nesako, žinai, žiniasklaida atsisako bendradarbiauti, rašyti, žinai, bet ką ir taip toliau, žinai. Tai vat aš noriu jai pasakyti, žinai, gal neišgirs. Tai man nesvarbu, man pasakyti prezidentūrai yra, kas prezidentūrai dirba. Tai aš galiu be rūporo pasakyti, ar ne? Tai aš galiu, nu, paprasčiausiai pasakyti ir viskas, ar ne? Nu, bandysiu atsistojęs aikštėje pasakyti. Aišku, nuvarto, kodėl nuvarto? 35 metrų nuo pastato šiaip. O iš matau 70 metrų, tikrai? Aš neatsivežiau. Šiaip sakau, jeigu ką, tai turėkit omeny, Deimantė Kedytė yra nužudyta. Turėkit omeny. Gyvenant valstybėje dirba tai sistemai, kuri būtent yra padugnis, totalas padugnis. Domėkit apie kandidatų pirmas komisaro biuras ir taip toliau. Nesvarbu. Tai aš nežinau net ką daryti. Į priėmimą jinai tikrai manęs neužrašys, ble. Aš galiu pasakyti kalbą. Čia tu sakai pasakyti. Tiesos žodis. Tai va, gerbiami tautiečiai, pasirodo, negalima naudotis priemonėm, nes per garsiai išnekėsiu, prezidentė gali per daug garsiai išgirsti viską. Noriu jai pranešti apie tai, kad Deimantė Kedytė yra nužudyta. Todėl pabandysiu tik tai garsinę kalbą, būtent garsiai kalbėdamas apie tai pasakyti. Nenaudosiu mikrofono, bet jūs, aš manau, puikiai mane girdės. Prezidentė, kreipiuosi į tave. Manau, mane puikiai girdės. Noriu tau pranešti liūdną žinią. Deimantė Kedytė yra nužudyta. Nežinau, ar tu tai žinai, nežinau, ar tau apie tai pranešė. Deimantės nėra. Deimantė, kuri mums visiems tūkstančiams žmonių simbolizavo tiesą. Klanas ją nužudė, jos jau nebėra. Todėl prašau pas tave, kad atliktum tyrimą kiek įmanoma skubiau, kiek įmanoma objektyviau ir išaiškytum nusikaltėlius, banditus, kurie tai padarė. Prašau tai tavęs tūkstančio žmonių vardu. Padaryk nors ką nors šitoje byloje teigiamų. Neprašau grąžinti neringos, neprašau panaikinti jai kaltinimus. Prašau vieno, surask tikruosius žudikus, būtent Deimantės Kedytės. Tuos, kurie nužudė vaiką simbolizavusi mums tiesą. Kitą kartą aš jau pas tave reikalausiu. Jeigu nieko nepadarysi per šią vasarą, aš pas tave jau reikalausiu. Tada būtent kažkokių tai veiksmų. Geros dienos. Да ничего, на подставали.